Ne. Ir klysta. Legionierius ir čia yra galimybė pavojingai kontratakai. 4 prieš 2. Leo Ribeiro. Jo apgaulingi judesiai, veiktas įsėja. Anane taip pat paguldytas. Puikus smūgis ir puikus įvartis Leo Ribeiro. Ką ir kalbėjau, jog šis futbolininkas moka, gali žaisti 1 prieš 1, net 2. Džiugo ekipos futbolininkus jisai suklaidino ir atliko puikų smūgį į viršutinį tolimąjį vartų kampą. Atbėga pasveikinti jo Armalas. Keičia atakos kryptį tolimų perdavimų, bandomas ir vėl ieškoti komandos draugas ir pavyksta tą padaryti. Smūgis į vartus, labai greitas futbolininkas, jo perdavimas dešinė koja. Armalas, smūgis į vartus. Dabar Donatas Rumšas leidžia smūgiuoti į vartus, smūgis yra ir kamuolys pataiko panašokį gyvatvorę. Apsigina Hegelman ekipa, o smūgis buvo atliktas pažemė. Kairmani, jo perdavimas dešinė koja, šiek tiek per aukštas kamuolys Ankudinovui. Visgi šis bijo susidoroti su šiuo nelengvu kamuoliu. Ir toliau su kamuoliu Džiugas. Anane, smūgis į vartus ir gaudo kamuolį Vincentas Šarkauskas, Dangos. Smūgis į vartus ir jo perdavimas kiek labiau kertančiam į baudos aikštelę komandos draugui. Įsikerta kamuolį prieš varžovą, atmeta kamuolį kiek atgal. Piliukaičio perdavimas, Sisė nesužaidžia į šį kamuolį, smūgis į vartus, Vinskus, blokuotas kamuolys, dar vienas Vinskaus smūgus. Perdavimas komandos draugui, šis veržiasi su kamuoliu, atlieka perdavimą. Džiugas, smūgis į vartus, Traikovskis, dar viena galimybė. Klaidindamas 2 varžovus, atlieka perdavimą Koičiui. Galbūt bus smūgis į vartus, kairė koja tą daro. Aikštės yra baigtas. Girdime Donato Rumšo švilpuką, kuris fiksuoja minimalę